Lapkričio mėnuo netikėtai prisnygo, bet manau ne problema, nusivalom sniegą ir važiuojam į garažą. Filmuojančios reportažus gyvūnai ir visa kita nenukentėjo, tačiau vis tiek primygtinai patarėme nebandyti to namie. Prastovėjo ne vieną savaitę, o užsikūrė iš pirmą kartą. Akumas irgi atrodo gyvas, tai tikiuosi žiemą irgi nepaves. Per šalčius užsikurs. Kompaktas jau garaže, atiduodu meistrui Ignui į rankas. Manau, pradėsime nuo būtiniausių modifikacijų žiemą, tai užvirintas reduktorius ir ratų įsisukimas. Teisingai. Vykime į darbus. Tas BMW kompaktas yra labai geras priėjimas prie reduktorių, dėl to jį užvirinsime net neišiminėdami. Vietoj parūkymo pertraukėlės keliaujame į Melgą, paieškoti žieminių padangų, nes dabar kompaktas su vasariniam. Tuo pačiu gal rasim ir šiaip kokių gyvų ir vasarinių, kai bus sausa padrožta. Mes vietoj ir paieškos prasideda. Viens 8, 5, 5, 15. Šonai paėsti, bet priekį, manau, dar ir išvirtimas truputį pasidarysi. Tas, kur nuėjęs, tai išorė. Ir viskas, problema išspręsta. Važiuojam! Dėl universalus įrankį ne viskam tinka, tai reikia truputį modifikacijų. Dabar galima pažiūrėti, koks yra standartinis maksimalus ratų išsisukimas. Tai yra toks. Ir manau, už kokio pusvalandžio galėsim pažiūrėti, koks bus po pasikeitimų. Kad ratai daugiau išsisuktų, reikia perdaryti stulpą. Tam reikės šiek tiek virinimo, pjaustymo ir reguliavimo. Tad kibkime į darbus. Automobilis paruoštas žiemą, uždėtas padangas, sutvarkytas suvedimas, papildomai atjungiam oro pagalves, kad neatsitiktų nieko blogo, atjungiam ABS-ą ir manau galima testuoti. Su mumis buvo Roš Krogas.